Varšuvos oro uoste. Iki mano skrydžio liko dar labai daug laiko, tai dabar įsipatoginau ir šiek tiek pailsėsiu, laukiu, kol atsidarys mano registruoto bagažo skyrius ir tada galėsiu prisidėti bagažą ir ramiai toliau laukti skrydžio, nes dabar yra po 3:07 ir mano skrydis tik tais be 5:07. Šiaip labai įdomiai jaučiuosi, nes jau dabar viskas, jau dabar viena. Labai keista, bet iš dalies gera. Žiūrėsim, kaip seksis toliau. Nuotaikos šiaip puikios. Der sagst du gescheit. Ja. Žodžiu, nusileidau Stambule. Dabar vaikštau tarp parduotuvių, kuriuose dar, manau, ilgai negalėsiu apsipirkti, bet vieną dieną tikrai galėsiu neskaičiuodama apsipirkinėti. Parduotuvių turim. Labai gražu. Labai patinka pasivaikščioti, pasižiūrėti, kaip čia viskas blizga, kaip čia viskas šviečia. Šiaip tai Stambulo oro uostas labai didelis, nes kol aš bandau ateiti iki savo vartų, daug reikalų. Ir aš iki savo vartų bandau daeiti jau 20 minučių per oro uostą. Tai vakar grįžus į viešbutį nieko nebefilmavau, nes buvau labai pavargus ir jau miegoti. Prieš tai pavalgiau, man link savo viešbučio užsukau parduotuvę ir nusipirkau vakarienę, kuri man kainavo 37 euro centus. Tai nusipirkau bandelę ir oreo sausainių. Tai bandėm nuvažiuoti tą vietą, kur norėjo mano draugė aplankyti, ten, kur matė tik tokią vietą, bet dėja jinai nedirbo, nes šiandien yra kažkokia musulmonų diena šventinė ir tenais musulmonas dirba, tai žodžiu jisai nedirba ir dabar atvažiavom aplankyti kažkokią vietą, kur tipo populiariausias tradicinis balietiškas maistas yra. Ir aš nežinau, kas čia yra, bet čia yra, sakė, vištienos, čia yra kiaulių
odos traškios kažkokios, dar kažko. Ir aš neįsisai, kas yra, bet aš noriu paragauti. Tai mes viską paragausim po biškį. Tai va. But it's good. Labai patinka viskas. Tik šiek tiek aštroka. Bet aš manau, kad per visą laiką priprasiu prie viso šito. Čia yra žarnos. Jos yra džiovintos. Čia yra kiaulės žarna džiovinta. Skonis visai neblogas. Tada čia yra nedžiovinta kiaulės žarna. Šita. Ir jin yra kažko viduj pridėta kažkokios mėsos. Tai čia realiai kaip pėdaras. Kvapą jokio neturi. Skonis visai nieko. Tiesiog tokia mėsa. Biškį riebuka. Nevalgyčiau kasdien, bet visai skanu. And what is that? Pork. Oh, pork. We call that. Čia nais kiauliena. How? Satay. Satay. It's satay. This. So like barbecue. Oh. Skonis kaip tiesiog kiaulieno šašlyko. We have the same thing in our country. It's called šašlykas. Yeah. Okay. O čia yra oda kiaulės ir čia yra skrudinta kiaulės oda. Skonis kaip tų, kur perkam tokius languotus, tokius kaip susinukus ir kur reikia kepti aliejų ir kur jie išsipučia. Grinai skonis kaip šitų. Žodžiu, čia visur yra pridėliota tokių dalykėlių. Ir jie reiškia auką dievam. Ir visur, ta prasme, kur eisi ir pakeliai visur. Ir tiesiog ant šaligatvių, tiesiog vidury kelio pilna pridėliota tokių dalykų. Pavyzdžiui, tokių. Žodžiu, dabar esu atvažiavus. Eikis čia. Seka mane šuo. Žodžiu, dabar esu atvažiavusi. Bet čia pypsina žmonės. Ne dėl to, kad jie tau nori kažką pasakyti ar ten atkreipti tavo dėmesį. Bet dėl to, kad čia nais tokia yra taisyklė, kad tu turi papypsinti, kai aplenki žmogų ar motorolerį ar kitą mašiną, tu visą laiką turi papypsinti. Tai žodžiu, susiradau draugę, kuri kartu miegojo su manim viešbutį. Tai žodžiu, jinai man pasiūlė kartu šiandien praleisti dieną ir jinai buvo užsibukinus healingo kažkokią terapiją ir dabar išėjo tą healingo terapiją ir mes esame atvažiavę į kitą miestą, kur dabar gyvens, o paskui mane parveš namo. Vat laukiu, kol jinai pabaigs savo healingą. Ir tada vėl kažką veiksim. Tai va, labai faina, nes jinai mane pamokino, kaip važiuoti motoroleriu. Tai tikrai ne šiandien ir ne rytoj, bet kitas dienas, kai persikelsiu į kitą miestą, manau, kad bandysim nuomotis motorolerį ir pati vairuoti. Nes šiaip tai gyvenime nesu vairavus, bet įdomu pabandyti ir galbūt man išeis. Nes šiaip dabar, kai praktikavusi, tai šiaip visai nieko. Tai manau, viskas bus gerai. Čia auga bananai, o čia auga mangai tikriausiai. Na ką, gražau savo hostelį. Šis skyrė mano ir draugės iš Malaizijos keliai, tai dabar persirengiu maudymuką ir keliauju prie jūros, nes dar kol kas nemačiau jūros.
Dabar yra po 6:18. Excuse me, where is the beach? Which way? Thank you. Yeah, on the German. Okay, thank you. Bye bye. Tai va, tokia ta navigacija pas mus. Čia gan anksti leidžiasi saulė, jau kažkur 7-8 valandą. Nu gal labiau 8. Būna jau sutemę. Taip pat nusipirkau čia tokius 2 pakabukus, kad biškį pritapčiau labiau prie vietinio. Tai man atrodo, tuo ir apsirengsiu aš visais tais jų rūbais. Nusipirkau visų taip rekomenduojamų vitamininių sulčių. Jos tipo labai padeda stiprinti organizmą ir labai sveikas. Tai pabandysiu paragauti tiesiog. Ir vandens. Čia didesnis skaitosi buteliukas, nes mažesnį tai per pusę mažesnį būna. Ir žodžiu, už viską sumokėjau 85 centus. Kaip ir ką tik matėt, baris turi didelę problemą su šiukšlėm ir čia jų yra baisiai daug, jų nieks nerūšiuoja, jų nieks netvarko, niekam neįdomu visas environment dalykas ir tai labai gadina vaizdą, kai pagalvoji, koks čia yra rojaus kampelis, o kiek daug yra šiukšlių. Neateinant paplūdimio galim pamatyti tas aukų dėžutes. Pagal tai, kiek šiukšlių vandenį, tai man atšoko visas noras maudytis. Bet girdėjau, kad ne visi paplūdimiai yra tokie ir kad ne visi tokie purvini ir pilni šiukšlių. Bet nors ir nenusimaudžiau, atėjau pamatyti labai gražų vaizdą. Ir kaip tik saulėlydžio metu labai gražiai aš čia papuoliau. Nežinau, aš čia vaikštau tarp tų visokių šiukšlių ir jaučiuos kaip lūšnynų milijonierė. Žodžiu, nusimaudyti nepavyko. Vadinasi, teks šiandien bent jau į baseiną įleisti hostelį. Bet dabar aš jaučiu, kad mano skrandis tiesiog man reikia, kad reikia valgyti. Tai keliauju susiras kažką pavalgyti, vakarienės. Ir tada galvoju dar žaiti kokią parduotuvytę, pasimti kokius sneksų vakarui, nes nors dabar nedaug yra valandų, dar tik tais po 6:41 jau temsta. Ką tik nusipirkau drakono vaisių sulčių už eurą. Jos yra nerealiai skanios. Bet žiauriai karšta lauke. Taip tvanku. Visiškai oro nėra. Ir vis dar ieškau, kur galėčiau pavalgyti. Bus drakono sultis, tai galėčiau sulyginti. Yra panašumo į šviežią agurką ir į bananą. Būtų sumaišęs šviežias agurkas kaip bananas. Tai šiaip labai skanu, nes nėra saldu. Tai taip labai atgaivina, nes dabar žiauriai karšta, tai labai gerai. Labai gerai. Ragausim butter chicken. Jau ragavau spring rollsą. Tai labai skanus, labai netgi skanus. Vištiena labai gera. Labai patinka. Ir visas šitas maistas, spring rollsai 4 ir butter chicken, man kainavo 3 eurus. Yes. Thank you. Up to you. Yeah. Enjoy. Thank you.
Labas rytas. Pagaliau normaliai atsibudau, pavalgiau pusryčius, atsigėriau kavytės. Šiandien rytas prasidėjo tai taip nelabai gerai. Vakar atsikraustė pas mane į kambarį tokia mergina, kur yra iš Džakartos. Labai daug šnekam. O dabar atsikėliau nuo ryto. Tiesiog pradėjo mane kalbinti non-stop ir pradėjo vėl pasakoti viską iš eilės, kaip jinai miegoja, kaip jinai jaučiasi, kaip jinai dabar eis pusryčių, kaip jinai šiandien eis prie jūros. Ir kas žino mane, žino, kad aš atsikėlus nemėgstu šnekėti. Tai tikriausiai šitas nuo ryto mane ir sunervino gal šiek tiek. Dabar laukiu 12 valandos, kada galėčiau išsičekinti iš šito viešbučio ir tada keliausiu į Uluwatu ir ten jau turėsiu naują hostelį 5 dienom. Ta mergina iš Džakartos man papasakojo, kad tas paplūdimys, kuriame buvau vakar, anksčiau nebūdavo tiek daug šiukšlių jame. Tiesiog dabar, kadangi buvo labai daug, savaitę prieš man atvykstant buvo labai daug įvairiausių audrų ir dar buvo vietinės šventės, vietiniai naujieji metai, tai žmonės nedirbo ir žmonės nesitvarkė ir nieko nedarė. Tai tas paplūdimys turėtų vėliau atrodyti geriau, nes čia buvo prieš 3 savaitės ir tam paplūdimy nebuvo šiukšlių. Šiaip nežinau, ar aš ją tikiu, dėl to, kad Baly visur yra šiukšlių ir aš tikėčiau, kad tas paplūdimys visada toks yra. Bet tikėkime, kad ne ir tikėkime, kad jį sutvarko. Taip pat kaip dabar tikriausiai matėt, valantis dantis, aš naudojau vandenį iš buteliuko. Tai yra dėl to, kad Baly negalima gerti vandens iš krano, net dantų negalima valytis su vandeniu iš krano, kadangi čia yra labai didelis užteršumas ir vanduo nešvarus visose upėse. O tam, kad nesinešiuot nepatogių vandens butelių, turiu tokią gertuvę, kurią prisisegu prie savo pideraskės. Jis yra silikoninė, tai galima ją suspausti, kai jau nebeturi vandens. O šiaip čia vanduo pigus. Pavyzdžiui, šiandien ryte už vandens buteliuką sumokėjau 17 centų. Dar ką tik, man atrodo, valgant pusryčius lyjo lietus, o dabar kepina tiesiog saulė. Ir aš išėjau iš savo hostelio ir einu dabar iki ATM pasiimti pinigų ir pamiršau pasitepti kremą nuo saulės ant kūno. Ant veido pasitepiau, bet ant kūno nepasitepiau. Dabar eidama į ATM pamačiau šitą iškabą ir sunorėjau takų. Beje, į ATM einu dabar be jokios navigacijos, tiesiog 3 žmonių paklausiau, kur eiti, man pasakė, aš dabar einu. Tai man atrodo, pasiėmus pinigų, išsičekinus iš hotelio, keliausiu pavalgyti takų, jeigu nepamatysiu kažko kito. Tai va, nusiėmiau pinigų. Nusiėmiau 2 milijonus rupijų. Ir pakeliui dar į bankomatą pamačiau parduotuvytę ir sakau, reikia kažką pasiimti skaniai pagriaužti dabar. Tai pasiėmiau arbūzą. Už šitą pjaustytą arbūzą sumokėjau 28 euro centus. Tai va. O tie 2 milijonai rupijų išvertus į eurus gaunasi 111 eurų. Šiaip čia žmonės baisiai draugiški. Ta prasme, ko reikės, to padės, paklausi, pagalbos visą laiką sulauksi. Tai pavyzdžiui, aš kai ėjau į priekį į ATM, paklausiu kažkokio vyriškio, kuris stovėjo prie restorano, kur ATM-as. Ir dabar einu atgal ir praėjau vėl tą vyriškį ir sako, hai, tipo, ar tu radai ATM ir viskas okei. Jo, radau, sako, tipo, ar buvo geras kursas, nes, tipo, dabar keitėsi kursai, bet, sako, geras, tipo, kursas, nes man tenai gavosi gal eurą daugiau nuskaičiavo, eurą su kapeikom daugiau nuskaičiavo, kad aš nusiėmiau. Tai, čia kapeikos visiškai. Hi, I'm good, thank you. Hello, Hello. Tai žodžiu. Šiaip čia labai reikia domėtis ATM-ais, nes yra tokių, kurie truputį gali apgauti ir gali būti sukčių, kurie paims tavo kortelę arba nuskaitys tavo kortelės duomenis. Bet
Tikėkime, kad taip nebus. Ir kitas dalykas, aš pinigų nelaikau didelių vienoj kortelėj, vienoj sąskaitoj, kad jeigu netyčia taip ir atsitiktų, kad man kortelę pavogtų, bet pinigų negalėtume skaičiuoti, nes aš pinigus užsikeitinėjau iš Revoluto, nes nuo Revoluto dar yra mažesni mokesčiai negu, pavyzdžiui, nuo Svetbanko. Tai Revolute laikau tik tai tiek pinigų, kiek tuo momentu noriu nusiimti. Man atrodo, po šitokių vaisių, po tokių arbūzų, aš Lietuvoje nebegalėsiu valgyti jokių vaisių, nes man jie bus tiesiog neskanus palyginus. Ir tai kokio skonio, ir kokio sultingumo, ir kokio sodrumo čia yra vaisiai. Man reikėjo dabar 2 kuprinės, sutalpinti į vieną kuprinę. Tai ir padariau. Sėkmingai. Tik tai tiek, kad dabar man šita kuprinė sveria žiauriai daug ir nėra labai sunkia. Ir man su ja dabar reikės su motoroleriu važiuoti iki kitą miestą. Tas yra 11 km, tai realiai nėra daug, tai manau nebus čia taip ir tragiškai. Oi, batas nukreipta. Bet bus iššūkis. Atvariau pavalgyti takų, ten kur sakiau, kad eisiu anksčiau. Tai ragaujam, ką turim. Žodžiu, už takus sumokėjau. Čia buvo rinkinys, kad gaučiau dar čipsiukų, salsos, homemade, 2 takai ir sultis. Sumokėjau 5,39 €. Labai skanu. Labai gera salsa. Labai patinka. Vieną taką pasiėmiau su vištiena, o kitą pasiėmiau su kiauliena. Labai gerai. Labai gerai. Žodžiu, čia yra tokie 2 padažai. Šitas tipo mažiau aštrus, o čia tipo tas labai aštrus. Aš dabar to mažiau aštraus paragavau visiškai mažą lašelį, užsidėjau ant savo tako. Ir aš jums nemeluoju. Man aštra net išvedėjo. Atrodo, taip aštru. Tai kokią aštrumą tada turėtų būti tas, kur labai aštrus? Atvažiavau į savo kitą hostelį. Kol važiavau, galvojau, kad man nupliš nugarą su visa kuprinė ir kad pamesiu tuos batus pririštus nuo kuprinės. Nes jie ten tokie ale jau laikėsi ant paskutinio pauko vos ne. Reikėjo galbūt geriau jas pririšti, bet viskas gerai, nepabėgo. Žodžiu, kai atvažiavau į viešbutį, buvau tokia labai pavargus, tai tiesiog visą laiką praleidau prie baseino. Deginausi, maudžiausi, o dabar yra po 4:46 ir aš keliauju į miestą. Toks mano keliukas nuo viešbutanso.
išėjau į miestą ir taip gavosi, kad čia tiek daug parduotuvių ir tiek daug visokių mažų kioskelių, kad aš tiesiog negaliu atsilaikyti neužėjus. Kol kas nieko neperku, nes tai yra mano pirmos dienos ir aš žinau, kad aš dar daugiau pamatysiu visokių dalykų. Bet kaip viskas gražu ir kaip aš visko noriu, jūs neįsivaizduoja. Aš tiesiog norėčiau viską pirkti. Aš norėčiau turėti kokius 2 papildomus lagaminus, kuriuos galėčiau susikrauti Lietuvą vien lauktuvėm ir vien dalykam, kuriuos aš čia prisiperku. Dabar atėjau pavalgyti į tokį jau skaitosi mandresnį restoraną, kur 7 valandą turėtų prasidėti vakaro programa, tai dainuos kažkas gyvai. Išėjau iš restorano, labai patiko, buvo labai skanu. Tiek kažkoks vištienos ir daržovių troškinio dalykas, tiek lava cake. Nes aš paklausiau tos merginos, kuri mane aptarnavo, ar turi desertų. Ir jos pirmi žodžiai buvo lava cake. Sako, būtinai pabandyk lava cake, jeigu mėgsti saldžiai ir mėgsti šokoladą. Sakau, tai gerai, tai neškite lava cake. Jau ten nebereikėjo man nei meniu, nei nieko. Atnešė tą lava cake. Nu, žiauriai skanu. Nu, taip bėgo tas šokoladas ir taip skanu. Ir tokie vaniliniai ledai, dar nu žodžiu. Baigiu išsportuoti visus lava cake, nes čia mane kalna lipti. Statu. Ir aš to apsiverksiu. Ai, tu savo. Pizdės. Kai aš ėjau apačią, neatrodė taip sunku. O lipti viršų tai jau sunku. Jeigu jau pažiūrėjote iki galo, tai ačiū Jums, kad pažiūrėjot. Labai ačiū, kad sekat mano kelionę, kad Jums įdomu. Ir tai buvo mano pirmasis vlogas kelionės, pirmų 2 dienų. Paskui žiūrėsiu pagal viską, ką veiksiu ir kokios bus dienos, ar bus ką filmuoti, ar nebus ką filmuoti. Tai šiaip planuoju kelt video kas kokias 3 dienas, bet gali būti, kad kokias 5. Tai va, tai noriu pasakyti Jums viso gero ir laukit mano sekančių video. Čia.